Šiandien laidoje Auksarankiai. Pakalbėkime apie tai, kaip autorių teisės ir internetas kartu gyvena. Taip pat šiomis dienomis ypač garsiai nuskambėjusi taksi tema. Šešėlinis verslas, galimai nuslėptos 10 milijonų litų ir taksistų nepasitenkinimas. Kas tai? Pagaliau pažabota neteisėta veikla ar bandymas perimti rinkos dalį? Nelegalus kūrinių kopijavimas ir platinimas nuo seno yra vadinamas piratavimu. Tad nuo ko viskas prasidėjo? Pradžia buvo spaudos preso išradimas. 18 amžiaus pradžioje Didžiojoje Britanijoje knygų leidyba buvo monopolinis verslas. 1709 metais Didžiojoje Britanijoje buvo priimtas Anos statutas. Tai buvo pirmas pasaulyje dokumentas, reglamentavęs autoriaus teisės, jo kūrinių kopijavimą ir platinimą. Jau tame dokumente nelegalus autorinio kūrinio kopijavimas ir platinimas buvo pavadintas piratavimu. Tada buvo numatyta, kad autorius turi išskirtines teisės į savo kūrinius 14 metų nuo įregistravimo. Po to jo kūriniai tampa vieša nuosavybė. Bėgant metams, principinės nuostatos nelabai keitėsi. Keitėsi tik autorystės terminas. Situacija Lietuvoje buvo visai kitokia. Sunki mūsų šalies istorija sąlygojo tai, kad autorių teisių kultūra Lietuvoje neturėjo progos susiformuoti. Ar prisimenate knygnešius? Cituojame Wikipediją. Knygnešystė – 19 amžiaus Lietuvos fenomenas, nukreiptas prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, trukusią 40 metų. Pasireiškęs lietuviškų leidinių spausdinimu užsienyje, daugiausiai tuometinėje Prūsijoje, Mažojoje Lietuvoje bei Amerikoje, nelegalių gabenimų per sieną ir platinimu. Knygnešiai nelegaliai platino tuo metu draudžiamą intelektinę nuosavybę. Galima teigti, kad jie buvo pirmieji lietuviški piratai. Sovietų laikais situacija labai nepakito. Vyresni mūsų laidos žiūrovai tikrai atsimena laikus, kai vieni iš kitų per pažįstamus skolindavosi juostas su tuo metu uždraustais Bitlų ar Elvio Preslio įrašais. O milicija gaudydavo ilgais plaukais ir ne pagal sovietinį sukirpimą apsirengusi jaunimą. Daugelis pasakys, kad tų laikų kopijuotojai nebuvo jokie piratai ir ideologiškai kovojo su blogio imperija. Verta paminėti, kad dar visai neseniai knygnešiai kabutėse atsineždavo aukso vertės videomagnetofoną ir glėbį kasečių su užsienietiškų filmų įrašais. Apsukresni kaimynai savo sukauptas nelegalias filmų kolekcijas dar ir nelegaliai nuomuodavo. Vykdavo kelias paras trunkantys filmų žiūrėjimo seansai, nes žmonės stengdavosi pažiūrėti kuo daugiau filmų per nepigų nuomos periodą. Tai buvo nemažas verslas. Bėgant metams, iškovojome nepriklausomybę ir nelegalių kopijų baronai persikraustė į vietinius turgelius, kur nelegalių įrašų platinimas įgavo visai kitas formas ir apimtis. Buvo kovojama ir su šiuo reiškiniu. Visi atsimena akcijas, kai traktoriais buvo traiškomos konfiskuotos nelegalios kopijos. Tokios akcijos ir nuolatinis švietimas padėjo įsisavinti legalių įrašų pardavėjams. Atsirado vis daugiau tikrų įrašų platinimo taškų. O tada atėjo internetas ir vėl sumaišė visas kortas. Apie tai kalbamės su didžiaisiais šou pasaulio atstovais. Pradedant to, kas būdavo anksčiau ir dabar, tai yra visiškai kitas pasaulis, galima sakyti. Iš tikrųjų, dabar internetas valdo ir mes per internetą galime gauti didžiąją dalį muzikos. Tiek legaliai, tiek nelegaliai. Žinau, kad jau šiais metais Amerikoje, kiek žinau, būtent internetu pardavimai labai stipriai išaugo. Ir tai rodo, kad žmonės pradeda sąmoningai jau pirkti internetu šitą produkciją. Na, Lietuvoje kol kas tokios tendencijos turbūt nėra ir aš manau, kad jinai yra labai maža. Aišku, labai džiugina, kad tokie iTunesai sugebėjo ateiti į Lietuvą ir jau dabar jau atsiranda galbūt lietuviam daugiau galimybės protingai, sąmoningai nusipirkti, o ne parsisiųsti ir nepiratauti. Mes vadinam šią dieną ir daugumą atlikėjų vadina kompaktą kaip vizitinę kortelę. Vis tiek tu turi ką paduoti, turi ką parodyti ir tą dėžutę įsigyti yra be galo miela. Ir žinau, kad perkasi žmonės. Aišku, automobiliuose visur kitur atsiranda USB raktai, kur tu gali pasijungti, klausyti. iPodai, iPhone'ai, visokie išmanieji telefonai, kur muziką galima laikyti. Tai natūralu, kad pagrinde darosi parsisiuntimas. Negaliu, iš tikrųjų nežinau. Aš manau, kad kompaktas tikrai laikysis dar ilgai. Gal aišku, jo kiek ir bus sumažėję, bet tikrai, kad jisai turėtų dar būti rinkoje, tai faktas. Klausimas tik tai kiek. Tai sakysim, visą laiką ta vyresnioji karta greičiausiai turi savybę šiek tiek painkšti, padėjuoti, tai mūsų laikais buvo viskas aiškiau ir taip toliau. Jo, man senieji laikai, ta prasme, labiau patiko, nes tau atrodydavo, kad
žmonės daugiau įdėdavo triūso ir iš tikrųjų viršūnę pasiekdavo jau tie, kurie sugebėdavo perlipti visus barjerus, ten maždaug jau sulaužyti visas užtvaras ir galiausiai atsidurdavo ten tikrai tie, kurie to verti. Bet iš kitos pusės vėlgi, pažiūrint į šitus laikus, vėlgi, šitoj aplinkoje vėlgi išlieka stipriausia, sakysim, tau neužtenka įrašyti, gali įrašyti vieną hitą su 2 klavišais, su pigiausia kompiuterinė programa, tu gali sukurti super šlagerį, bet jeigu neturi tam tikrų kitų ten savybių, tam tikro atkaklumo ir bla, ko viso to reikia, tai ta prasme tu ir liksi tik tai vienas, sakysim, spindulėlis, potėpis, sakysim, bendroje sienoje, tačiau grandais vis tiek lieka kažkurie, o kiti krenta, taip kad natūrali atranka. Mes bent jau žinojom, kas yra gerai, kas blogai. Prasme, tai, ką tu gavai ir ką tu įsigijai, vadinasi gerai. Maždaug tu nekvaršindavai galvos. Dabar informacijos, muzikos, bet kokios šiaip jau, tu gauni į save tokį kiekį, kad tu natūraliai pasimeti. Aš manau, kad dabar tapti šizofreniku yra kur kas palankesni laikai negu mūsų, nes mes bent jau žinojom tam tikras rėmus, kuriais sekėme ir jiems buvo aiškus ir akivaizdus. Aš kiek pastebėjau, Lietuvoje paprasčiausiai nėra tos kultūros pirkti. Žmonės galvoja, kad jeigu tai yra linkomanijų torrentuose, tai galbūt tai yra vis tiek šiek tiek geriau, negu, tarkim, tu susirasi kažkur internete ir tiesiogiai voksi. Tai maždaug yra oficialus puslapis, jisai gražiai padarytas, lietuvių kalba, viskas tvarkoja ir tarsi žmonės dalinasi savo įrašais ir kaip ir tas piratavimas nėra toks akivaizdus. Ir apskritai nėra tos kultūros pirkti. Juk retas pagalvoja, pavyzdžiui, gerai, imkim muziką, bet, pavyzdžiui, kai tu klausai dainą, tai tą dainą kažkas įrašinėjo, kažkas mokėjo muzikantams, kažkas mokėjo kompozitoriams, aranžuotojams, mokėjo už studiją. Po to mokėjo galų galiai, jeigu tai yra videoklipas, mokėjo dar eilį žmonių, stilistams, operatoriams, montuotams, režisieriams ir taip toliau. Ir kai tu tą klausai ir tu pagalvoji, nieksgi negalvoja, vat aš gavau tai nemokamai. Bet iš esmės taigi viskas yra ir orientuota, kad visi tie dalykai atsipirktų. O kaip jie atsipirktų? Iš to, kad tu tą įrašą nusipirkai. Vilniaus gatvėse aiškinomės, kokie yra tikrieji parsisiuntinėjimo mastai. Iš kur gaunat muziką? Iš interneto. Viską siunčiat? Arba iš draugų pasiklausai. Ir siunčiam iš interneto. O iš kur gaunat muziką jums tikrai grotuvą? Visi, man atrodo, žino, iš kur gauna muziką. O iš kur gaunat muziką? Negaliu pasakyti. Gerai, aš sutinku, kad piratavimas yra blogas. Aš sutinku, kad intelektinė nuosavybė tai yra saugotinas dalykas ir kaip ir bet kas, ką sukuria kažkoks tai žmogus. Iš kitos pusės aš negaliu būti visiškai objektyvus, nes aš taip pat piratauju. Šiaip pariniais, gal ne tokiais kiekiais, bet aš to naudojuosi. Rezultatai turbūt nestebina, nes internetinio piratavimo mastai yra vieša paslaptis. Kai kuriuose šalyse ši paslaptis jau peraugo į religiją. Ar teko girdėti apie kopimizmo bažnyčią? Jeigu nerandate gyvenimo džiaugsmo, gal šis naujadaras padės nuraminti sielą. Kalbame su kopimizmo bažnyčios atstovu. There is the founder of this church, the Pastor Isak Gerson, the philosophy student in Uppsala. Other than that, I think the church is quite intense in its insistence that everybody who copies and remixes becomes a priest of the church. And they hold their sacraments to be this copying and remixing, with copying and pasting being holy acts and holy symbols. As in, if you're confessing your sins to a preacher of any religion, then that conversation is legally protected. It cannot be used against you in a court of law and so on. And since this church has copying as its sacrament and confessional, that means that sessions of copying and remixing cannot be used against you in a court of law. So it does have some interesting legal connotations, but I don't think that's the main source of it. It's more like an interesting consequence. Mūsų šalyje žinomiausias ir nemėgstamiausias kovotojas su interneto piratais yra Lietuvos antipiratinės veiklos asociacijos prezidentas Vytas Simanavičius.
Būtent jis yra atakos priekyje prieš didžiausią lietuvišką parsisiuntinėjimo portalą linkomania.net. Jeigu mes norėtume, kad ta visa industrija pramogų vėl vystytųsi, mes turėtume vartotoją skatinti vartoti, tai yra pirkti teisėtus produktus. Ką mes šiai dienai turim? Mokinukas grįžo namo, įsijungė internetą, noriu aš paklausyti tą dainą, noriu paklausyti kitą. Noriu pažiūrėti filmą ar pažaisti žaidimą. Jisai greitai internete susiranda, kur nelegalūs tie kūriniai. Aišku, tas vartotojas jisai gali ir nežinot, kad čia nelegalu. Tuo labiau yra tinklalapių, kur reikia apsimokėti, kad kažkas siūstis ir vartotojai sako, mes apsimokėjom, sumokėjom žinutę ar, sakykime, per banką nusintim pinigus, mes galvojam, kad čia legalu. Deja, taip nėra. Tai jeigu kalbant apie Tadą Blindą, tai mes bendraujam su filmo prodiuseriais ir neužilgo turėtų pasirodyti DVD laikmena, nežinau, galbūt ir Blu-ray'us diskas. Ir laukiam, kada pasirodys ir didžiausius Lietuvos interneto peer-to-peer portalus vykdys monitoringą. Tarėmės su antstoliais, kad fiksuot pažeidimus, būtent tiek uploaderių, tiek tų, kurie dalinasi. Ir galbūt tai bus atvejs, kada Lietuvos teisų turėtojai reikš ir ne vieną, ir ne du, ir ne 10 galbūt ieškinių prieš pažeidėjus. Jeigu paimtume kitų šalių kultūras, Anglija, Vokietija, dar kažką, žmonių sąmoningumas visai kitoks. Visi supranta, kad jeigu nebus surenkami mokesčiai, valstybė eis žemyn. Sakykime, ta žmonių tokia kultūra iš postsocialistinės santvarkos į laukinius vakarus, jinai tikrai gero nedavė. Šiuo metu, sakykime, jau ta kultūra po truputėlį atsigauna, tvarkosi, žmonės jau mąsto kitaip, bet dar trūksta, kad gerbtų kitų žmonių darbą, kitų žmonių triūsą, kad suprastų, kad kiekvienas vaikas suprastų, jeigu jo tėvas ar mama atidirbs mėnesį ir negaus atlyginimo, kad jisai neturės už ką valgyti namie. Lygiai taip pat ir čia, kūrėjas ar kino kompanija, aišku, nori sugeneruoti pinigus kūrybai. Tad kokios išvados? Faktas, kad Lietuvoje nėra susiformavusi intelektinės nuosavybės pirkimo kultūra, nes istoriškai tam neužteko laiko. Faktas, kad mūsų šalies kultūra išgyvena sunkius laikus. Lietuviško meno rėmimas ir industrijos kūrimas yra naudingas mūsų šalies ekonomikai. Jungtinių Amerikos valstijų pramogų industrija sukuria virš 10% bendro vidaus produkto. Tai naudinga visiems šalies piliečiams. Faktas ir tai, kad internetas atėjo ir niekur neišeis. Internetas yra galingiausias įrankis žmonijos istorijoje. Jo galia jau niekas nebeabejoja. Internetas gali griauti, ką eilę metų ir daro, bet internetas gali ir kurti nuostabius dalykus. Viskas mūsų vartotojų rankose. Toliau laidoje taksi aferos. Po policijos atliktų kratų taksi paslaugas teikiančiose įmonėse įtariama, kad neapskaitytų pinigų suma, kuri buvo naudojama šešėlinėme versle ir legalizuota, gali siekti 10 milijonų litų. Visa tai valstybinės mokesčių inspekcijos vykdomo testinio projekto keleivių vežimas ir taksi rezultatai. Atlikus analizę taksi įmonių veiklą vykdančių įmonių paaiškėjo, kad apie 450 įmonių iš tiesų biudžetą sumoka kiek daugiau negu 3 milijonus mokesčių. Iš tos sumos didžiąją sumą sumoka tik 20 įmonių, kai tuo tarpu likusios turbūt daugiau kaip 400 įmonių sumokamos sumos yra simboliškos. Pelningą veiklą deklaruoja tik tai labai reta įmonė. Turbūt situacija vėlgi pakankamai gerai iliustruoja, kad tariamas darbo užmokestis taksi vairuotojų yra 350 litų per mėnesį, o jeigu analizuotumėm deklaruotus pajamų duomenis, gautųsi, jog vienas taksi automobilis per parą uždirba apie 20-50 litų. Kai tuo tarpu turbūt visi žinome, kad tai yra vienos kelionės, pavyzdžiui, iš aerouosto iki miesto centro kaina. Sutelkus virš 100 pareigūnų kartu su valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnais, taip pat Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais pajėgas buvo atlikta apie 60 kratų. Taksi verslo užsiimančiose įmonėse, akcininkų namuose, direktorių namuose, taip pat automobiliuose. Kratos buvo rezultatyvios, rasta tyrimų reikšmingų duomenų.
Ir laukia didelis darbas atliekant ikiteisminį tyrimą, tikintis įrodyti didelio masto pinigų plovimus, buhalterinės apskaitos melagingą vedimą, dokumentų klastojimą. Šiandien dieną įtarimai kalbama nepilnai milijonas šiandien reiškiama, bet tikimės, kad tai bus 10 milijonų sumos ateityje įtarimai. Įtariamųjų ratas didės, manom, kad įtariamųjų ateityje bus apie 50. Įmonių vadovai įtariami didelių sumų pasisavinimu, nusikalstamų būdų įgytų pinigų legalizavimu, apgaulingos apskaitos tvarkymu, neteisingų duomenų apie pajamas ir pelną pateikimu, dokumentų klastojimu. Reikėjo šitą iš pradžių kontroliuoti, kad gavome nepriklausomybę. Visur buvo korumpuota, visur buvo užmokėta, žinote, viską darė dėl šito. Nors valstybinė mokesčių inspekcija nei vienos įmonės veiklos nesustabdė, šimtai taksi vairuotojų trumpam liko tiesiog ant ledo. Po kratų taksi įmonių veikla buvo paralyžiuota. Tačiau pačių taksistų žodžiais kalbant, kiekvienam svarbiausia kažkaip išgyventi. Tad kelias dienas neveikiant centrinėms dispečerinėms, jie tiesiog gaudė klientus gatvėse ar organizavo darbą mobiliaisiais telefonais. Radio stotis nedirbo, taip iš gatvės, žinote, bet iš gatvės nėra. O tai kaip dabar vyksta jūsų darbas? Niekaip, sėdėm kaip ir buvo, viskas po truputį atsigauna, po truputį, bet vėl kažkas sugalvos. Pabijoję netekti darbo šimtai taksi vairuotojų, grasino trečiadienio rytą piko metu užkimšti Vilniaus gatves. Vis dėlto kai kurių taksi įmonių darbas buvo atnaujintas, o čia ir vėl kiekvienas žiūrėjo savo kailio ir keliuose sumaištį kėlė vos keliasdešimt automobilių. Nėra profsąjungų gerai, žinote, kiekvienas nori užsidirbti. Žinote, verčiau gal, kai kurie, žinote, nėra solidarumo tarp taksistų, aplamai, ar Lietuvoje yra solidarumas tarp žmonių, ar streikuoja kas nors. Nėra viskas, užgasta, tik išeik streikuoti, uždarys, prokuratūra čia baudas didžiausias duos. Nepaisant kur kas mažesnio nei tikėtasi iš pradžių akcijos masto, savo nepasitenkinimą ją išreiškė Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas. Mano pozicija labai aiški. Jeigu įmonės arba įmonių vadovai, savininkai elgiasi ne pagal įstatymus, nemoka mokesčių ir yra iš esmės nelegalaus verslo atstovai, tai jokių būdų negali būti toleruojamos jokios palaikymo akcijos jiems, trikdant bendrai miesto gyventojų kasdienybę. Na, o šiaip manyčiau, kad visa šita situacija, kuri yra gera, ta prasme, kad tikiuosi Vilniuje pagaliau baigsis nelegalaus taksi veiklos laikas. Dar tą pačią dieną Vilniaus taryba skubos tvarka pritarė Zuoko pasiūlymui nemokamai išduoti individualios taksi veiklos licenzijų ir įsteigti miesto valdomą dispečerinę. Taip savivaldybė įkėlė koją į taksi verslą, o meras gavo taksistų tėvo. Gerai dar, kad net tam tikras aliuzijas galėjusio sukelti krikštatėvio epitetą. Tuo tarpu pačių taksistų gatvėse tokia situacija visai nestebino. Jokios tikriausiai paslapties, kad kažkas tai iš kažkur tai diktuoja kažkokias tai sąlygas. Tai ko gero vėlgi yra akivaizdu. Kiek girdėjau netgi per žinias, tai vėlgi buvo paminėtas ir tas pats mūsų meras gerbiamasis sostinės, kuris jau prieš metus taikėsi į šitą dalyką. O dabar ko gero jau pradėjo viskas veikti, kadangi atėjo laikas. Nenorėčiau, aišku, ten kažkaip tais priminti, kas liečia mūsų merą, bet jeigu jau žmogus taikosi į tokias vietas pikantiškas, jis matomai jas ir paims tas vietas. Juk ką mes? Mes eiliniai tai darbininkėliai, kurie, žinot, pastums mus kaip šaškę lentoj ir mes ten stovėsim. Nenorime tiesiog mus iš ten tiesiog patrauks. Vat kas ir yra daroma, mano manimu yra. Kadangi vėl yra sklinda kalbas, kad jau yra automobiliai, kad per žinias pasakė, kad jau savivaldybė, reiškia, stato stotį, kad duoti užsakymus. Taip, aš palaikau, taip, jo, žmonių negalima palikti dabar, sakykime, toje situacijoje, kaip atliko jie už borto ir iš tiesų turi ir šeimas, reikia ir maitinti ir visą kitą, bet palaukit, kas iš to seka toliau? Gal čia viskas ir buvo suprogramuota, kad va taip įvyktų? Gal čia tik reikėjo kažkokio tai, nežinau, mažo žingsnio, kad paimti, užkabinti kabliuką ir tą visą vorelę pargriauti. Nu ką, vėl laimės tokie kaip Zuokas ir bus nuosavas. Manau, reikia čia pasiskaičiuoti.
kaip su tais mokesčiais, sodros mokestis, draudimai visi, dabar už mane viską firma apmoka. Aš tik pinigėlius atiduodu, kaip sakant. O paskui reikės kažkokią buhalteriją laikyti. Kiekvienam taksistui turiu omeny buhalterį, nes nežinau, jokių mokesčiais nesusijęs supratimo neturiu, kur nešti, kam nešti, ar zuokui, ar zuokieniai šitą reikės, ar savivaldybė kažkoks skyrius bus, buhalterija, čia vis tiek kažkas turi būti viskas paaiškinta, išaiškinta, parašyta. Akivaizdu, kad taksi versle pokyčiai neišvengiami. Tačiau tai dar ne pabaiga. Valstybinės mokesčių inspekcijos projekte keleivių vežimas ir taksi yra tyriamas ir maršrutinių taksi verslo skaidrumas. Mikroautobusais vežančios keleivius įmonės yra taip pat tikrinamos šio projekto ribose. Šiuose mikroautobusuose vairuotojas privalo kiekvienam keleiviui išduoti važiavimo bilietėlį, tai yra kasos aparato kvitą. Vyksta nuolatiniai patikrinimai. Šiuo metu jau atlikus eilę patikrinimų, operatyvių patikrinimų, nustatyta dažniausiai pažeidimus darančios įmonės, kurių vyksta mokestiniai patikrinimai ir skaičiuojami nesumokėti mokesčiai. Yra įvairių pasiteisinimų, tačiau buvo ir taikyti tokie patikrinimai, kai mūsų darbuotojai važinėjo visą dieną ir tai parodė, kad apyvarta išaugo 70 kartų. Na, visiems juk norisi užsidirbti. Gyventojų patogumui Vilniaus savivaldybė nuo šių metų pradžios pakeitė kai kurių mikroautobusų važiavimo maršrutus į netokius populiarius. Tuo tarpu patys vežėjai apie pokyčius, pakeitus įvažiavimo maršrutus, kalba šitaip. Su vežėjais be abejo buvo labai daug derybų, debatų, tačiau buvo rastas tikrai puikus kompromisas, priimtinas tiek mums, tiek vežėjams. Pykčio šiuo metu iš vežėjų tikrai nėra, jie priprato prie naujų maršrutų, taip pat gyventojai priprato ir manau, kad visi iš to gavo tik tais naudą. Tuo tarpu patys vežėjai apie pokyčius, pakeitus važiavimo maršrutus, kalba šitaip. Pokyčiai, matyt, būtų tokie. Pirmoje eilėje, reiktų pasakyti, kad ne visi keleiviai liko patenkinti, ypatingai 5 maršruto, pakeitimu. Pačioj pradžioj buvo netgi pykčio ir durų trankymo. Ir smarkus keleivių srauto kritimas buvo apie 20%. Šiuo metu, kaip sakyti, pradame turbūt dalį savo klientūros, bet po truputį bandom atrasti naujus, tai vieni, kaip sakyti, su mumis jau nebevažiuoja, kadangi ta atkarpėlė jiems buvo pakankamai patraukli, bet atsiranda naujų. Tai aš manau dabar šiuo metu šiek tiek gal kyla, bet mes vis tiek dar šiai dienai maždaug 5, sakykime, maršrutas patiria apie 15% nuosavų palyginti su gruodžio mėnesiu, kas buvo. Jeigu apie šitos pakeitimus. O šiaip žmonės tai įvairiai atsineša. Vieni, kurie mūsų atrado, jie labai džiaugiasi, kad pagaliau ir mes važiuojam, bet didesnė dalis liko nepatenkintų, kad mes šiandien dar nevažiuojam. Matom, gal taip kažkas keisis į kitą pusę. Vilniaus miesto savivaldybė bei vežėjai žada ir daugiau pokyčių šioje sistemoje. Siekiame prijungti mikroautobusų tinklą prie bendros bilietų sistemos, kuri užkirstų kelią vairuotojų savivaliavimui. Pasitaiko taip, kad dalis pinigų šitų visi plaukia į mūsų vairuotojų kišenes. Mes kovojam su jais, savivaldybė kovoja, mokesčių inspekcija, bandom bendrus kažkokius tai tokius žingsnius daryti, bet vis tik vienintelė matyti yra išeitis, tai yra vieningas bilietas. Šiai dienai tiek įmonių direktoriai, tiek vežėjų asociacija tikrai laukia elektroninio bilieto įdiegimo pilno Vilniaus mieste tam, kad galėtų prisijungti prie bendros bilietų sistemos. Iš to laimėtų, manau, kad visi, lygiai taip pat gyventojas, jisai, tarkim, turėdamas mėnesinį bilietą, galėtų važiuoti arba su mikroautobusu, arba su miesto visuomeniniu transportu, ar tai autobusas, ar tai troleibusas, iš to gautų naudą tikrai visi, įskaitant tuos vežėjus mikroautobusų. Tad šiandien tiek. Iki susitikimo kitą šeštadienį.